koks dalinis pavyzdys praktika? Turėjo gerą pavyzdį, platintas, kur mergaitė labai įsitikęs. Short answer is they would be fine. I don't know about any cases where one of the social educators or directors have been jailed, but it is normal practice that they lose their job. Pagal nusistovėjusią praktiką, pagal nusistovėjusią praktiką šios darbuotojas būtų atleistas, tai dažniausiai būna būtent šitaip. And sometimes the man who has the responsibility is a director of the municipality and he will be fired too. Ir dažnai būna taip, kad netgi būtent savivaldybės direktorius, kuris priėmė tokį sprendimą, leido jam vykti, ar tai apskritai galbūt direktorius, kuris įgaliojo vykdyti specialistui tokį veiksmą, būtų atleistas taip pat. Ačiū. Aš tik tai įdomumo dėlei noriu pasakyti, kad šiandien tarp daugelio kitų dalykų Seime iš ryto buvo organizuojamas spaudos konferencija, kurios net ir pavadinimas, jeigu neklystu, buvo, o kiek valstybei kainuoja neteisėtai atleistų ten darbuotojų grąžinimas į darbą Lietuvos atveju. Tai iš tikrųjų dar papildydamas atsakymą pono Truškiui, sakau, kad daug dar kelią Lietuvoje reikia nueiti. Ačiū kalbėtams, gal dar norėjau papildyti, jeigu būtų galima truputėlį dėl Lietuvos. Dar Vačiulaitės. Tiesiog gyvenime susidurime su tai, kad vaiko teisės specialistai teikdami išvadas teisme dažnai pažeidžia vaiko teises. Praktika yra nusistovėjusi, kad yra siūloma bendravimas su skyrium gyvenančiu tėvu kas antrą savaitgalį, kas neabejotinai griauna vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo tarpasmeninius santykius. Ar jūs manote, kad tarpasmeninių santykių sugriavimas tarp vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo yra žala vaikui? Ir kaip turėtų būti vertinami tokie pareigūnai, kurie padaro tokią žalą? Jie oficialiai siūlo tokias sąlygas, kad yra sugriaunama vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo tarpasmeniniai santykiai. Kaip turėtų būti vertinami tokie pareigūnų siūlymai? Čia gerbiamų ministrui. Taip. Ir paskui gal būtų galima išgirsti komentarą iš Ačiū. Matau, aš kažkaip beveik pasiūliau angliškai klausti, kad greičiau būtų priimta. Tai kaip ir minėjau, vis tik tai tie dalykai, kurių Lietuvoje mes dar turime pasiekti, kad pirmiausia specialistai būtų specialistai pilna to žodžio prasme. Ir kai kalbam apie tai, kiek Lietuvoje keliame, tai kiek dar reikia keliame, tai asmeninės atsakomybės klausimai specialisto, būtent specialisto, o ne įtakojimų, sakykime, vienais ar kitais administraciniais metodais iš aukščiau stovinčių vadovų. Atsakomybės klausimas ateityje matyti rasis, bet kartu su įgaliojimais. Ir šiuo atveju atsakant į jūsų tiesioginį klausimą, tai yra daugiau vis tik tai bendra situacija, kuri neleidžia atsakyti vienareikšmiškai, sakykime, dėl kokių priežasčių apribotas buvo vaiko ir vieno iš tėvų bendravimas. Ar tos priežastys pamatuotos ir kiekvienoj konkrečioj byloj, jau šiuo atveju tinka matyti tas žodis, kiekvienoj konkrečioj byloj, jeigu mes norime gyventi teisinėje valstybėje, tai teismas ir turi vertinti specialistų, kurie kaip kvalifikuoti žmonės, kurie turintys tam reikalingas žinias ir gali teikti siūlymus teismui, vienokius ar kitokius. Visame normaliam pasaulyje tai vyksta ir net neįsivaizduoju kitokio kelio, kad be specialistų arba be žmonių turinčių tas žinias galima būtų ir teismui priimti sprendimus. Šiuo atveju aš nesu teismas. Pasikartosiu, dar pildysiu. Paprastai vaiko teisės skyriai neturi psichologų. Jų nėra. Tai kaip gali žmonės neturintis kompetencijos teikti išvadas teismui?
ir kaip tada turi būti vertinama. Iš tikrųjų, teisinės valstybės kūrimas yra ilgas darbas. Prašau, nereikia kalbėti už atsakymą, nes iš tikrųjų yra ir teisėkūros dalykai, yra ir teisingumo ministerija, ir visa valstybės sąranga iš tikrųjų yra tokia, kad už kiekvieną sritį yra kompetencija priskirta kam nors. Tai mes šiandien, kai kalbame, aš bandžiau reikia trumpai apžvelgti į tai esamą situaciją, problemas, iššūkius ir kaip ateityje turėtų būti. Yra matyti keli pasirinkimai. Kai kalbam apie psichologus, kai kalbam apie socialinius pedagogus, kai kalbam galų gale net ir apie psichologų tarnybas ir kaip jos Lietuvoje kuriamos, tai daugybė atveju, kur pasirodo, kad viena vertus valstybės lėšos skiriamos ir psichologų tarnyba ne kiekviena savivaldybė ir ne kiekvienam vaiko teisės apsaugos skyriui. Bet lyg tai reikia, bet jos reikia atskirai ir vos ne taip, kad gali pasirinkti, norim teikiam paslaugą, norim neteikiam. Tai yra daug dalykų ir daug to, manau, kad tikrai Lietuvos atveju buvo tikrai logiškas, pribrendęs, jeigu nepavėluotas ėjimas, rasti sprendimą, pirmiausiai Seime, kaip tautos atstovybei, kokia turi būti vaiko teisės apsaugos institucinė planų sąranga. Ir toliau, jeigu užpildant realių turinį, tai tuo keliu ir eina. Kada bus pasiekta labai aiškiai, kur turi būti psichologai, kokioje tos struktūros vietoje ir kokios išvados ir kas jas turi teikti teismui, kad teismas galėtų priimti sprendimą teisėtai ir teisingai. Tai yra dalykai, kuriuo mes diskutuojame. Ačiū. Galbūt ir paprašysiu kalbėtojus trumpiau atsakinėti ir taip pat po vieną ar trumpiau sureziumuojant klausimą. Tai dabar kas norėtų klausti? Prašom. Svečių iš Danijos norėjau paklausti, kokį išsilavinimą turinti žmonės Danijoje dirba vaikų teisėse ir ar vaikų teisų specialistai bendradarbiauja su vaiką gydančiais gydytojais ir psichiatrais. Ačiū. Yes, these people in Denmark first to try to make decisions and to appeal to the parents to join a cooperation. They are psychologists, many of them are social educators, sometimes they're teachers. They normally work in a little team in the municipality. My wife is one of them, and she's working with a social advisor and 3 other social educators and a psychologist, and they are talking to the families and the child, they are listening to the child, and they are finding the best solution they can cooperate with. And if they cannot cooperate, they have to make a decision. So they're social educators and psychologists. Thank you. Reikia vertimą, atsiprašau. Reikia visiems. Dirba pagrindė turintys psichologų išsilavinimą ir kitą socialinių darbuotojų, socialiniai patarėjai, socialiniai mokytojai, kurie dirba komandomis ir kartu bendradarbiauja su šeima, su globėjais, su visais, kurie yra arti vaiko. Taip pat priima sprendimus, jeigu nesugeba kartu mediacijos būdų, ką minėjo Kauskas, priimti tokį sprendimą, priima jie savarankiškai, o jeigu jie būna sudėta iš psichologų, kaip minėjau, iš socialinių darbuotojų, socialinių patarėjų, socialinių mokytojų. Aš tik vieną sakinį, kad taigi tas kelias, kuriuo mes ir siekiame ir kuriuo einame, kad komandinis darbas ir darbas vis tik visų subjektų ir padėtų spręsti problemas, o ne vien tik teismas. Ačiū. Dabar bus dar turi klausimą. Daug. Klauskit. Gerai. Tai tada pirmo jūsų tas dalis, gerai? Urlaitis Romualdas, Lietuvos žmogaus teisų gynimo asociacijos pirmininkas. Ar girdisi? Ar lažgas? Sprendžiant iš kai kurių, gal ir daugumos, vaiko teisų darbuotojų, ypatingai Kauno miesto, o dar labiau konkrečiai iš ponios Žiogienės,
kalbų ir veiksmų. Aš turiu galvoje visų pirma, kaltinimą panelės Vašnatorčiūtės atžvilgiu, dėl ko buvo priverstas ministras ginti savo firmos garbę. Susidaro vaizdas, kad mūsų vaiko teisių darbuotojai, skaitant atsakingiausią asmenį, ponę Žavienę, nežino vaiko teisių konvencijos, nežino kitų tarptautinių privalomų dokumentų vaiko teisių atžvilgiu ir nežino praktikos, kuri yra priimta tokiose šalyse, pavyzdžiui, kaip Danija, Skandinavija ar kur kitur. Tai Žmogaus teisių gynimo asociacija buvo siūlysi dar iki gegužės 17 dienos spręsti klausimą taip, kad be kitų priemonių būtų pasitelkiami užsienio specialistai vaiko teisių atžvilgiu, kadangi tą numato Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Klausimas gerbiamam svečiui Jum, ar jam atrodo, kad tikslinga buvo ir dabar yra pasitelkti užsienio ekspertus, žinančius vaiko teisių klausimus, tiek teoriškai ir praktiškai, kad būtų išspręstas ir šitas neįspręstas klausimas, konkrečiai turiu galvoje dėl kelytės, ir visų kitų, galbūt toliau, spręstinų ar sprendžiamų klausimų, reiškia vaikų problemų klausimų. Ar neatrodo, kad užsienio ekspertai gali ir net reikalingi? Mūsų valstybės institucijos dėja į mūsų pasiūlymą reagavo niekaip. Ačiū. I don't think I have the answer, but I can try. And these people around the child make a decision that's okay, they are certainly educators and psychologists. Furthermore, they are specialized, educated in children's rights. So they normally know how to do. And the question how to learn in Australia and other countries, how can we develop the same skills in different countries. But one way is to participate in this event in Luxembourg. That's why we need Luxembourg. That is to talk about children's rights. And there are other events, and one of my addresses for the minister is for the United Nations. They have an office where they can help you how to implement the children's rights. So they are staying in Vilnius and in, I think it is in Switzerland. You can find them. Iš tiesų, Jonas Limas savo, kad yra sudėtinga atsakyti tą klausimą. Na, vertinant tai, kad turėtų dirbti žinantis savo pareigas ir žinantis teisės aktus specialistai, tai būtų vertinama, kad galėtų jie priimti sprendimus. Ir vienas iš tų manymų, kad reikėtų kažkokių patarimų ar nuomonių, tai vienas iš idėjų, ką būtent Janas Limas kviečia į konferenciją, kuri vyks 2013 metais Liuksemburge, ir būtent apsikeisti nuomonę, bet aš kaip suprantu, kad jūsų klausimas buvo daugiau orientuotas į tai, kad ar nereikėtų konkrečioje situacijoje pasikviesti specialistų teisingai. Tai gal Patrikai patikslinti klausimą, aš nežinau, aš neteisingai. Taip, aš tiesiog gali. Aš norėčiau. Paklausti. Tada gerai klauskite ir aš tada patikslinti, dar ponai Jumai patikslinsim patį klausimą. Galiu klausti? Aš esu Audronė Barkauskienė, esu socialinė darbuotoja, visuomenės sveikatos specialistė ir liūdniausia visiems pasakyti, kad esu išprievartauto ir nukankinto vaiko mama.
Ir vaiko teisų specialistai, čia gerbiamas ministras Donatas Jankauskas pasakė labai skaudų sakinį, kuris galioja Lietuvoje tik teorijoje, kad vaiko gerovė tai kaip norma, kurios siekia vaiko teisų apsaugos skyrių specialistai. Deja, tai yra visiškai priešingai. 3 metus esu naikinama ir bet aš nežinau, ar kitom sąlygom būčiau su gerbiamu ministru susipažinus. Ir tikrai yra labai skaudu, kad iki teisminių tyrimų baudžiamosiuose bylose metu, kur buvo vykdomi tyrimai dėl vaiko seksualinio smurto, vaiko teisų specialistai siuntė grasinančius laiškus, kad aš privalau vaiką duoti tėvui. Duoti kankinti. Ir šiuo metu aš esu teisiama, neva už. Ir esu teisiama, man ir vaikui vykdytos priverstinės priemonės, o vaiko skriaudikui, beje, psichologai, pas kurį vaiką vedžiau, jie daro išvadą, kad vaiko tėvas gali būti net ne pedofilas, jisai yra, sako, psichopatas, tai kaip man dabar gyventi, pasakykit, jis gali bet ką žudyti, persekioja, grasina. Ir man niekas nepadeda. Aš kaip minėjau, esu išsilavinus, esu ir socialinė darbuotoja, visuomenės sveikatos specialistė ir doktorantė. Ir kodėl man tada tikrino Lietuva pedofilijos kliedesius, kai aš jų neturėjau ir neturiu. O vaiko tėvui, tas, kuris vaiką nukankino, viskas žalia šviesa jam. Ačiū už klausimą. Jeigu aš teisingai supratau klausimą ir jūs minėt, kad teismas vyksta. Šiuo metu dar dėja galiu pasakyti, aš padėsiu jums, gerbiamas ministrė, sakot, 4000 vaikų namuose. Šiuo metu esu įrašyta į socialinę riziką dėl piktnaudžiavimo motinos valdžia, man nebuvo pranešta. Po pusės metų sužinojau, kai iš manęs buvo reikalaujama pinigų, iš viso neoficialiame rašte tam tikrą dokumento numerį. Išvelgiau ir nuėjau į savivaldybę pasitikrinti. Bet niekas nepraneša, tik juokiasi, kad vaiką atims, kad teisės ribos, prieš metus vykdė priverstinį vaiko atėmimą ir jį norėjo uždaryti pastogę. Tai galbūt jis ir būtų tuose vaikų namuose, bet jis turi mylinčią mamą, šeimą turi. Ir kodėl jis yra nesaugomas, nors jo vardas Vytis. Tai daug dievė, kad valstybė, kurie sudaro žmonės. Na, pradėkime nuo to, prieš jūs nepasiniausiai jaunas vaikinas klausė, kaip yra iš klausimų, kodėl ten ribojant pasimatymus su tėvu, yra to, kaip ir silpnis. Suprantat, aš kalbu apie vaiko nukankinimus, tai yra psichologų pažymos, tai yra žala prieš žmogų, didelė žala. Taip, bet jeigu tikrai nesimaš dabar konkrečiai komentuoti, jeigu yra teisminis ginčas, jeigu teisme yra nagrinėjama byla, tai bet kokiu atveju ar vaiko teisės apsaugos specialistas tinkamai ir teisingai atlieka savo darbą, tai kad gerbiamas Romualdas Povilaitis, pažodžiai pasakysiu, savo firmą garbę ministras buvo priverstas ginti. Tai firma vadinasi gerbiamas Romualdai Kauno rajono savivaldybė, su savo meru, su administracijos direktoriumi ir su vaiko teisės apsaugos skyriumi. Kiekvienoje struktūroje dirba konkretūs žmonės, vienu atveju jie savo pareigas atlieka kvalifikuotai tinkamai, kitu atveju arba dėl to, kad neišmano, arba dėl kažkokių kitų priežasčių su savo darbą atlieka blogai, dėl to kenčia žmonės, dėl to lūžta likimai. Iš tikrųjų, tiek, kiek iš jūsų dabar girdžiu, tai, žinot, abejai, turbūt niekas negalėtų klausytis, bet reikia žinoti situaciją vis tik tai konkretaus žmogaus, konkretus veiksmai, kokie sukėlė pasekmes. Ir jeigu teismas dar ginčą nagrinėja, tai norėdami būti teisinėje valstybėje. Tikrai nesutikčiau būti ministru tokioje valstybėje, kur ministrų skambutis teisėjai arba prokurorai galėtų nulemti sprendimą. Gerbiamas ministrė, aš už tai ir sakau, kad ta teorija ir ta praktika, kai žmogus yra įmetamas visą šitą mėsmalę, tai yra visiškai skirtinga. Beje, šiuo metu vaiko teisų specialistai Padrezienė yra iškelta baudžiamoji byla, nes ji sužalojo mano sūnų posėdžio metu. Tai kur yra specialisto kvalifikacija, ar tai yra žmogiška vaiką žaloti, kad jis nepasakytų.
Aš labai, jūsų, kaip pasakyti, tikrai skaudi ir patirtis ir tai, ką jūs keliate. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs paminėjote, kad tai specialistai iškelta baudžiamoji byla. Ir iš tikrųjų mes turim neapsikęsti ir galų gale visi žmonės turi reaguoti pilietiškai į tuos. I hear your anger in some of these cases you're talking about. Sako, aš matau, iš tiesų dabar komentuoju tokias situacijas, jūsų paklausėjo. Situacija yra, aš matau pastebiu, kad jūs esate pikti įtūžę, kalbėdami apie savo išgyventas istorijas. Sometimes we have the same situation in Denmark as this one. Kartais mes turime panašių situacijų ir Danijoje, kaip ir jūsų girdėję, kaip ir jūsų išpažįstyti. Arčiau. Pasistengsiu. Janas Vimas būtent minėjo, kad ir Danijoje turi panašių situacijų ir išgyventos tos istorijos jam yra matomos, kad jūs išgyvenate skaudžiai ir su pykčiu. As I said before, Denmark is not always a paradise about children's rights. Kaip aš sakiau anksčiau, Danija taip pat nėra visada rojus vaikams. We are still working with it. Mes vis dar dirbame su tuo. And I'm happy to say that just today, this morning, our social minister in Denmark, she has made a proposal for the new law that says that we have to make more control. Ir jis labai yra laimingas, kad tikrai šiandieną šį rytą būtent Danijos socialinės saugos ir darbo ministras priėmė sprendimą laišką. And the last 5 or 10 years, we have had some very bad cases with children who have been sexually abused in small private institutions because these institutions have not educated social advisors, but only normal people employed. Prieš 50 metų jie turėjo praktiką, kai mažoje institucijoje, kurioje nebuvo tinkamai kvalifikuotų darbuotojų, o tik tais paprasti darbuotojai buvo vaikai seksualiai išnaudojami. So we are asked the minister to, in the new law, to secure that at least 60% of the staff at these children's houses must be social educators. Tai buvo vienas iš prašymų, jų prašymų būtent ministrui, kad 60% šitos institucijos, iš kitų institucijų darbuotojai būtų turintys socialinio darbuotojų išsilavinimą. And she has proposed that she will make a hotline telephone where children can phone and ask for help without their parents knowing or their foster parents knowing, or they can have they can go directly to an ombudsman. Ir taip pat garantavo, kad bus įrengta linija, kur vaikai nukentėję nuo seksualinės prievartos gali skambinti tiesiogiai į aukščiausius lygmenius ir skųstis dėl tokios prievartos taikymo jų atžvilgiu iš tėvų ar labai. So you see, even in Denmark we still have a problem. So you have a lot of work to do here. So our best advice is to talk to the Lithuanian National Committee for UNICEF. They're staying in Vilnius and I think to the minister, they can help you how to implement these conventions. Janas Vimas būtent rekomenduoja, kad daugiau bendradarbiauti su UNICEF, Lietuvos UNICEF atstovybė Vilniuje būtent ir taikyti, kad būtų priimta konvencija tarp
skaitmeniniai, kaip girdėjome, būtent šiandieną ir buvo vienas iš tų sprendimų, taip, būtent dėl konvencijos šitos ratifikavimo Lietuvoje, tai manau, kad bus galima ją taikyti ne tik skaitant, bet ir reglamentuoti reikalaujant, kad jinai būtų taikoma kaip teisės aktas. Tą komentarą, bet tai dar paskutiniai, gal užsisveiskime, 2 klausimai. Tai čia jūs, ponė, keliate, prašom, ministrė. Tai vis tik tai, kadangi man buvo klausimas adresuotas, nors klausimą jūs jau kaip ir sakėte, ką aš atsakysiu, tai, bet vis tik tai dar kartą noriu kartuoti, kad jeigu siekiame gyventi teisinėje valstybėje, jeigu ją norime tokią turėti ateityje, tai be abejo turime ieškoti to kelio ir kaip ir svečias minėjo, tai tų žemų suprantamų dalykų iš tikrųjų čia gal tiesiog labai trumpai pasakysiu, kad kaip vienas tame kelyje veiksmas, kuris šiandien buvo atliktas, aš tiesiog pasakau labai konkrečiai ir jau cituoju. Vyriausybės nutarimas 2012 metų rugsėjo 26 dienos, tai yra šiandien, jo numeris yra 1161 ir nutarimas vadinasi taip dėl kreipimos į Respublikos prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos. Toliau duok die, kad atitinkamos procedūros būtų vykdomos ir taip, ko gero, gali tik tai turi būti kuriama teisinė valstybė. Tai tiesiog eikime į priekį. Ačiū, dabar ponė tenais kėlėte. Kaunas, aš noriu klausimą perduoti ministrui. Kadangi esu 4 vaikų mama ir vaikai be abejo lankė mokyklas ir susitarėm labai daug metų su ta pačia problema, kad vaikas kaip saugiai nueina iki mokyklos ir kai jisai grįžta namo. Kadangi iš tai neatsako niekas, tai mes tėvai prašom sutartyje mokykloje, kad atsakysim mes tikrai tai padarytume, bet kadangi darbo valandos mūsų yra nuo 7 ryto arba nuo 6 iki 17 valandos, mes realiai to nedarome, tik tiek pasirašom sutartį. Ir neretai tėvai būna net nebaudžiami už tai. O pasiekmės tokius, kad vaikai eina toliau mokyklą iki nuo 1 iki 2 kilometrų ir atsitinka taip pat ir smurto, nelaimų ir ypatingai pradžiamoksliai vaikai. Tai noriu pasakyti, kas daroma, pavyzdžiui, Danijos šalyje, kad tai apsaugoti. Dalesim Lietuvoje yra pietų pertrauka 45 minutės, o Vokietija sprendė tą problemą duodama 2 valandas, kad pervesti vaiką saugiai į namus. Galima būtų pasakyti, kodėl mes dirbom tiek valandų, tai be abejo suprantate, kad reikia išlaikyti šeimą ir tėvai priversti taip daryti. O vaikai lieka nesaugus. Ir be valstybės paramos, aš manau, be pakeitimo darbo valandų, tai tikrai to nebus įgyvendinta. Tikrai nesakysiu detaliai iki galo, šiaip jau kiek žinau, kad iki nuo 3 kilometrų tiksliau vaikų pavėžėjimas į mokyklą pagal švietimo jo dalykus reglamentuojančius įstatymus yra numatytas, bet juk, valstybės galimybės, ko gero, visur yra ribotos ir kam skirti lėšas, iš tikrųjų čia yra tas. Ir darbo laikas, darbo trukmė yra lygiai tas pats. Jeigu valstybė viešajam sektoriui dirbančių žmonių darbo trukmę kaip nors reglamentus mažesnėm valandom, reiškia tiesiog didesniam skaičiui žmonių, paprastai sakant, už atliekamą darbą reikės skirti biudžeto lėšas ir bet kokiu atveju vis tiek viskas atsiremia į tuos dalykus. Aš manau, kad vis tik tai, jeigu kalbam apie vaiko teisės, tai daugiau matai turime galvoje visi ir vaiko gerovę. Tai yra vaikas namuose, vaikas pakeliui į mokyklą arba ne tik, būna ir atostogos ir savaitgaliai, vaikas gatvėje vasaros metu, išeiginėmis dienomis. Tai šiaip ar taip mes turime pamatyti ir visą kompleksą. Vien palydėjimas į mokyklą arba iš jos yra reikalas. Taip pat apie bendradarbiavimą šiek tiek matydamas ir stengiuosi šį vakarą kalbėti kaip apie pagrindinį kelią, kurį bandome konstruoti. Kadangi mano pačios sūnus būdamas 8 metų, išeidamas iš mokyklos mažamečių bendraamžių vaikų smurtą, kokius 6 metai ir kadangi net ir su vaiku negalima naudoti 12 metų ir aš tikrai nieko negalėjau dirbti. Nes tikiu, kad pakeliu eidamas iš mokyklos. Jeigu šiuo metu būčiau galėsiu turėčiau dar pusę darbo dienos, atvykti į konvencinį namus, būčiau atvykę. Aš manau, kad daug visi būtų dirbti. Susidėlė su šio programą. Ačiū. Tada dabar gal
Mes dabar padovanosim. Po to aš, pavyzdžiui, mačiau, kas buvo Danijoje. Mergaitės vyresnės atėjo paimti, rodos 4. O pas mus 240 jau buvo. Tai. O ministrų norėjau pasakyti tokį pastebėjimą. Jeigu ne tie iš Garliavos žmonės, tai šita konferencija būtų gal su 3-5 žmonėmis. Žmonėms mergaitės. Gerai, ačiū Jums, kad Jums rūpi mergaitė, kad Jūs atėjote tą formą ir kad iš tikrųjų galėjome kalbėtis, nes jeigu be kalbėjimosi, manau, ir forumo yra tokia idėja, kad sukurti erdvę kalbėtis ir būti gal ir skirtingas nuomonės išgirsti ir suprasti, kad turimas yra vienas ir vienintelis. Žiūrėkit, Jūs užsiimat demagogiją. Dabar komentuos į I did two questions. First, the last one. Yes, I saw this television in May about 200 officers. At the same time, we had similar situation in Denmark. We used 4 social educators to remove this girl from the foster parent. And the girl made an appeal and she was right, so now she is back with her foster family as she wanted. These 4 social educators, I don't know yet what maybe they will be fired. Maybe their leader will be fired. So when I hear you, maybe you should say this. Janas Vilmas teigia, kad jisai tikrai matė ir aš galiu patikinti, jis tikrai matė tą vaizdą, ką matė per TV3 žinias, aišku, niekur kitur. Ir vaizdas lygiai panašiom dienom vyko Danijoje, tik tais kiekis buvo mastas kitas, aišku, ką mes taip pat daugelis žinome. Jisai negali komentuoti, kas vyksta pas jūs, tik tais jisai galvoja, kad tokie specialistai, kurie įvykdė šitą, bus atleisti, kurie dar įgaliojimus. Bravo. Tai atsakymas toks. Yes, but when I say so, I'm not sure how to compare your situation with 200 police officers. I don't know why there had to be 200. I don't know why there were so many Lithuanians, people around the house. I don't know why this case has been for 5 or 7 years. I can't comment. Sorry, I don't know. Bet Janas Vilmas taip pat sako, aš negaliu paaiškinti, kodėl buvo 240 policijos pareigūnų, kodėl buvo lygiai taip pat aplinkui tiek daug žmonių iš visuomenės, lygiai taip pat jis negali paaiškinti, kodėl byla tęsiasi 5 ar 7 ar daugiau metų. Todėl šitos situacijos konkrečiu atveju jis vėlgi ir negali komentuoti, tiesiog jisai stebėjosi, kodėl būtent tiek daug. Kodėl su juo nesusitiko, Dabar po vieną dar palaukit. Dabar, sakiau, dar 2 klausimai liko. Jūs, pirmiausia, paklausime panelės, kuri įsijungs mikrofoną ir garsiai paklaus. O taip pat po to, jeigu suteiksi teisę, tai antrą kartą klausimą paklausti. Gerai? Ačiū. Labadiena, Natalija Martinavičienė, aš esu. Gerbiamas ministrė, norėjau paklausti jūsų asmeninės nuomonės. Ar mergaitės paėmimas gegužės 17 dieną pagal jūs yra teisėtas, tvarkingai vykdytas, nepažeistos vaikų teisės ir ar jums tai atrodo normali ta situacija buvo? Tai tikrai nelaikau normalia situacija tos, kuri klostosi Lietuvoje, ne tik gegužės 17 dieną, bet būti teisėjų ir pasakyti, čia yra balta, o čia juoda, arba čia kaltas, o čia nekaltas, aš vis tik tai nesiryščiau dėl to, kad reikia turėti gerokai daugiau ir ekspertų, ir specialistų, tikra to žodžio prasme specialistų, pradedant
Jovaiša. Mūsų tvarkos ir vaiko teisų ir taip toliau. Kaip minėjau, man yra neprieinama medžiaga, kurią paprašiau pateikti kaip ministras iš karto tą pačią gegužės 17 dieną. Bet aš tai suvokiu vis tik tai kaip ir teisinius dalykus ir galbūt nepopuliarus čia pasirodys jums dabar, bet vis tik manau, kad Danijoje įstatymai yra paisoma labiau negu Lietuvoje šiuo metu. Ačiū. Dabar paskui. Sakykit, o kokios pas mumis yra numatytos priemonės valstybės tarnautojams, kurie piktnaudžiauja savo tarnybą arba nevykdo jos kaip privalumų? Tai mes gal pasakyti galime taip klausimus aptarti. Yra įstatymai, pradedant valstybės tarnybos įstatymų, baigiant daugybę kitų teisės aktų ir pagal konkretų veikimą piktnaudžiaujant savo padėtimą arba neveikimą, kas irgi kartais būna nusikalstama. Yra adekvačios priemonės, gal vis tik tai problema yra kita, kiek Lietuvoje veikia įstatymai ir kiek jų paiso tiek pareigūnai, tiek ir piliečiai. Gerai, ačiū, dabar dar sakiau ponia ir tada jūs ir viskas. Audronė Gailentienė, vis dėlto norėjau paklausti, grįžtant prie to pačio atveju. Mes kalbam, ministras kalba teisinė valstybė. Kodėl vieno teismo sprendimai vykdomi, kito ne? Vilniaus teismas nutarė, kad mergaitė buvo tvirtinama mamos namuose, mamos draugo ir mamai galbūt galima pareikšti įtarimus, reikia pareikšti įtarimus. Kitas teismas, nesižvelgęs į tai, nutarė grąžinti vaiką mamai. Vis dėlto noriu paklausti, ministrė, kaip supras tokią teisinę valstybę ir noriu paklausti mūsų svečio iš Danijos, ar Danijoje būtų įmanomas toks sprendimas, kad vienas teismo sprendimas prieštarauja kitam. Ačiū. Truputį pareplikuosiu, kad tai iš tikrųjų mes čia šiandien ne Lietuvos teisingumo temą susirinkome diskutuoti arba teisinės valstybės ir turėtume turbūt kvieti ir prezidentę, ir teisingumo ministrą, ir kitus žmonės. Apie vaikų teisės. Bet, leisiu daug komentų, jeigu norėsit. Apie vaikus kalbat, nu ką? Iš tikrųjų, aš matau, kad jeigu išgirstam atsakymą ne tokį, kokį tikimės, tai mums ir netinka toks klausia atsakymas. Aš noriu, vis tik tai atsakydamas į jūsų klausimą, noriu pasakyti, kad Konstitucijoje, vėl sakysit, kalbant neaišku ką, bet noriu pasakyti, kad Konstitucijoje, kuri ir apibrėžia, kaip pagrindinis valstybės dokumentas apibrėžia sandarą, kaip turi būti Lietuvoje valstybėje įgyvendinamas teisingumas, yra labai aiškiai pasakyta ir išskirta įgaliojimai teismų, įstatymų leidėjų, vyriausybės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šiandien pasakyti, kodėl vienas teismas nusprendė taip, o kitas kitaip, tikrai neatrodo esu klausimas, atleiskit man, bet kita vertus, kaip jūs ir aš puikiai žinome, kad Vilniuje būtent teisme viešai internete galima skaityti ir sprendžia iš komentarų skaičiaus, kad tikrai daug yra skaitoma, kaip vyksta tie teismo posėdžiai, kur vaiko mergaitės interesams atstovauja vaiko teisėms saugos specialistai. Šiuo metu vyksta byla teisme. Ačiū. Dabar pasinaudodamas vėl turbūt pono Jumo dar paprašysiu reziumuoti ir kartu paskutinį komentarą tam forumui išsakyti, taip pat ir gerbiamą ministrą, kuris šį vakarą pasiryžo ir tikrai dalyvavo mūsų forume. Mes labai dėkingi, kad jūs atėjote, kad jūs kėlėte klausimus ir tik kartu ieškodami atsakymų galime turbūt juos rasti, žinodami, kad dažniausiai konflikto pusės paveikia aplinka ir trečioji pusė, ko mes niekad neįvardinam. Atrasti tai yra menas, išmintis ir turbūt pilietiškumas, ko mes čia visi šį vakarą ir siekime. Tai dabar paskutiniams komentarams prašyčiau pono Jumo. Dar klausimas vienas. Vienas klausimas, dar atsiprašau, užmiršau, prašom. Dar aš noriu. Atleidžiu užmarštumą, suprantu, kad jūs neturit pakilimo, Adolfo Klimovas kažkokią formą prieš renginio buvo.
Noriu vieną mažą repliką, kad paprastai Gailutės Klimaitės tradicija yra tokia, jeigu žmonės turi klausimų ir jeigu prelegentai neprieštarauja, tai atsakinėja tiek, kiek klausimų yra, nebent iš salės maščiodytų. Klausimas, manau, labai paprastas, bet kadangi prelegentai du, tai atleiskite, paklausiu abiejų, atsakyti galima tik vienu žodžiu taip arba ne. Klausimas gerbiamo ministro Kauską. Jūs be abejo žinote savo partijos garbės pirmininko gerbiamo profesoriaus Vytauto Landsbergio nuomonę ar šituo nelaimingu Garliavos atveju. Ar pritarėte šiai nuomonei, ar ją neigite? Klausimas gerbiamam ponui Vilmai. Jūs sakėt, buvote gegužės 17 dieną Lietuvoje. Klausimas toks. Ar sutinkate su visuomeninės komisijos dalies teisininkų ir dviejų visuomeninių žmogaus teisių gynimo organizacijų nuomonę, kad tą dieną Garliavoje buvo įvykdytas smurto aktas? Taip ar ne? Ačiū. Pabaigoje aš turėsiu, kaip suprantu, replikos teisę, tai savo buvusiam kolegai Kauno rajono savivaldybės taryboje daugiau atsakysiu, dabar vienu žodžiu taip, kitaip nebūčiau tokios partijai. First of all, I'm not a specialist in Israeli laws, but when I see how this girl has been moved, my first question to you would be, are you sure this is allowed according to the convention? In my opinion, this cannot be right. 200 police officers for one girl. That's wrong. That's wrong. Situacija vertinant tai ir išverčiant prasminį vertimą, o ne pažodžiui, kadangi man iš tiesų yra sunku dabar būti mama ir vertėja, nors aš nesu vertėja pagal specialybę, leidžiu savo pasakyti daugiau, negu man priklauso. Iš esmės, Janas Liumas, matydamas tą vaizdą, būtų uždavęs klausimą, jūs manote, kad tai leidžia Lietuvių teisių konvencija. Ir žiūrėti tai, kaip 250 pareigūnų išveda vieną mergaitę, jam atrodo keistai. But I do not know if it was a good decision that she should reach some other place, or it would be the best decision to stay at this place. I don't know, because I don't know the case, but I know that 200 police, that's too much. Jis tai nežino, jis negali pasakyti klausimą, ar mergaitė būtų buvo geriau likti, kur jinai buvo, ar būti išvesta ir patalpinti kitoje vietoje, kadangi jis tai nežino bylos detalių, jis nežino visų aplinkybių. Bet jis teigia, kad 240 pareigūnų, tiksliau sako 200, kad yra tikrai per daug. Dabar kvieščiau replikos teisę, galbūt dalyvius, kalbėtojus pasisakyti ir tikrai baigti šitą formą. Turiu klausimą labai rimtą. Klausimas yra toks. Ar iš ministro kabinetos išėjo toks palipimas Gender Law programą, kur vaikų seksualinio skaitos darželiuose jau galės berniukai ir mergaitės pasirinkti, ką jie nori. Skaitos berniukas jau bantą užsidės parėjęs namo. Dabar dar kitas klausimas prie to pačio. Skaitosi, kai aš emigrantas 8 metus ir Kanadoje, ir Anglijoje, ir pakankamai gerai matęs daug dalykų, ypatingai apie vaikus. Ir man toks klausimas visada matau, kai pasaulyje kalbam apie žydus, žydaitė, jeigu tokiai situacijai būtų tarptautinis skandalas. Jeigu būtų juodaodė, būtų tarptautinis skandalas. Dabar mes Lietuvoje, mūsų žmonės, kai vergai emigruoja
dirbti, užsidirbti duonai ir vaikus prievartauja mūsų vyriausybė aukščiausių lygių, prezidentas, ministras, Seimo Degutienė, teismas, nemato šitoje bėdoje niekas. Žmonės čia atėję ir dega, svyla dėl šito dalyko. Ir sako, paskui mes esam pikti. Tai žinoma pikti. Ar mes galime savo vaikus atiduoti, prievartauti? Kuriuos visi Lietuvoje. Emigravę, neemigravę, išvažiavę, sugrįžę, arba dar galvojantis išvažiuoti. Taip, kaip sunku yra, Simonai, kaip žmogui ne už atlyginimą, o tiesiog norinčiam pasitarnauti bendram Lietuvos labai kartu ir vertėjam, kaip sakė, mamos pareigas vykdyti. Ačiū vėlgi svečiam, kad padeda užsiimti su mergaitės. Nėra lengva, tikrai labai abejoju, ar tai pasakyti, bet tiesiog matau jūsų akis ir kaip klausėte su tikru planetariumu susirūpinimu. Nėra lengva man kaip šeimos tėvui, 3 vaikų tėvui, nemačiusiam savo šeimos ir namų nuo praeitų savaitgalių pradžios, matyti, kaip dukra kartu su mama įėjo, pasižiūrėjo, tėtis dar čia ir išėjo, nežinau, atvažiavo, kur čia jau nenoriu suasmeninti kaip nors tų dalykų, bet vis tik tai, kai kalbame apie valstybės sandarą, kai kalbame apie tai, kaip turi būti vaiko teisės saugomos pas mus ir kokį mes turime siekti, kokiu keliu mes norime, tiksliau, ką norime turėti Lietuvoje, tai norite tikėkite, norite ne, prieš jūs yra vienas iš tų, kuris neina to keliu, kad bėgti nuo problemos, tai reiškia jos išvengti. Į šitą darbą aš atėjau dėka be abejo tų žmonių, kurie į tą darbą nusintė mane, atėjau tam, kad kiek sugebėsiu, kiek galėsiu, kad savo indėlį prisidėčiau prie to, kad rastųsi normalesnė, teisingesnė ir aiškesnė tvarka. Dėl emigracijos šiandien labai eksploatuojama temas, stengiantis ir pamanipuliuoti. Tai aš tiesiog turiu klausimą. Ar prieš šiek tiek daugiau negu 25 metus, kai iš Lietuvos aplamai išvažiuoti, galbūt tik tai įsimirė prieš 50 kažkiek metų, kai nebuvo jokios galimybės, kai buvo sienos uždarytos ir visi buvo Lietuvoje, jokių emigracijų nebuvo ir toks klausimas neegzistavo. Tai ar mes jau taip palaipsniui ir esame stumiami į tai, kad vis tik tai gal tegul grįžta seni geri laikai ir teisingai galbūt. Teisybės tada buvo žymiai mažiau. Ministrė, klausimas yra apie Gender Loops programą darželyje. Aš klausiu apie Gentilų programą, apie vaikus, kaip berniukai bus mergaitėmis. Taip, apie Gender Loops, kaip galėjo lapelis buvo su klausimu, kurį mes taip neatsakėme kažkuris jau. Jinai, tarp kitko, taikoma Nendrelės darželėje. Jūs tai žinot, ir Švietimo ministerija ir Vilniaus savivaldybė man atsakė, kad jinai nesikiša į privataus darželio metodiką, o tam darželį laikomi socialiai remtini vaikai. Ar jūs apie tai žinote? Tai yra iš jūsų kabineto. Žinome, gerbėmiai, ir negaliu sakyti, kad viską žinom. Niekas šitoje salėje esantis nežino visko. Tai noriu pasakyti, kad nesuplakėme į vieną kelių dalykų. Gender Loops programa garsusis. Tai kodėl, jeigu vaikus reikia ginti? Jūs pradžioje minėjote Gender Loops programą, kuri daugiau negu 3 metai atgal Lietuvoje buvo bandyta pradėti dirbti ir aš tada dar nebuvau vyriausybės kabineto narys, bet puikiai žinau, kadangi ir Seime teko susidurti ir visa Lietuva skambėjo nuo pakankamai garsaus ir viešo stabdymo šitos programos. Tai čia Gender Loops, garsusis. Dabar minutėlė, dabar kur Šiaurės tarybos yra bandoma į darželius atvesti verčiamos knygos. Atvesta jau. Jūs geriau už mane žinote. Tai Nendrelė darželis. Tai jūsų ministras ir nežinot, o mes žmonės žinome, kad tokia programas yra. Sigitas Martinavičius, Seime vyko konferencija vedama Baukutės, Seimo narės. Dalyvavo Šiaurės šalių pirmininkė, dalyvavo knygą verčiusi Landsbergienė ir toj konferencijai aiškiai pasakė, kaip Nendrelė šita programa yra taikoma. Aš prijau prie savivaldybės švietimo moters atsakingos, jinai pasakė, kad negali kištis į privataus darželio metodiką. Buvo švietimo ministerijos atstovė liberalė, taip pat pasakė, kad jinai neturi teisės kištis. Tai yra ne privatus darželis, tai yra socialiai remtini vaikai, visi vaikai yra remiami iš valstybės krepšelio, ministrė. Tai gerbiamasis, tai kalbėkime iki galo ir tiesą. Tiesos ieškom visi, ne? Tai išgirskite tai, ką aš noriu pasakyti. Buvo konferencijų, girdėjau, kaip Seimo narė Asta Baukutė sakė, ir toliau jūs daug kartų daug dar priminėjote dalykų ir tvirtinate, kad tai jau yra atėję į Lietuvos darželius. Tai pagal mano turimą informaciją, kadangi toje konferencijoje dalyvavo bent 2 prieš jūs sėdinčių ministrų patarėjai,
kurie turi ir įgaliojimus, ir ministerija kaip tik yra sustabdžiusi tų programų bet kokį ėjimą iki mokyklinės įstaigas, kol nebus pateikta labai aiškiai informacija apie tai, kas yra siūloma, kas bus diekiama, visiškai neskirstant privatus, neprivatus darželiai. Yra jau patvirtinta. Kiek, na, jūs geriau už mane žinot, vėlgi. Jūs patiksite. Todėl, kad Šiaurės tarybos atstovė pasakė, Patvirtina. kad jau vyksta. Aš dabar, žiūrėkit, noriu truputį sugrąžinti mus į šį vakaro temą. Šitą tema klausimą vaikų galėtumėm taip pat užduoti, tai yra švietimo, kaip žinome, darželiai yra švietimo ministerijos kuruojamas rytis, mes visų klausimų ir visų problemų. Klausimas yra toks, kaip ginamos tam darželėje vaikų teisės, jeigu vaikai mokosi iš socialiai remtinų šeimų, tai yra ministro sritis. Aš jums galiu atsakyti į tą klausimą kaip moderatorius. Visi tėvai, kurie leidžia vaikus į privatų darželį, kaip ir jūs, taip pat žinote, kad jūs turite teisę leisti. Socialiai remtinų tėvų, ar girdite? Į privatų darželį socialiai remtinų vaikų. Taip. Taip, jūs gal iš medžio iškite visi privatus darželiai, taip pat gali turėti socialiai remtinų vaikų, tokios yra taisyklės. Ministrė, aš jūs asmeniškai klausiu, susipažinkit su nerealiai vykstančiais procesais ir ar viešai, ar mums atsakykite tai. Ačiū už klausimą, tikrai išsiaiškinsiu, kokie procesai vyksta nerealiai. Tai gal nors vienas konkretus dalykas bus, ką mes nesužinome. Ar galite? Atsiprašau, vis tik tai, kad netrodytų, kad bėgam nuo klausimų, buvo raštų klausimas, kurį mes taip ir palikom. Ar žinote, kas yra trumpinys TAS? Ne? Jeigu ne, prašome pakomentuoti šį trumpinį gerbiamas svečių. Tai jeigu aš teisingai suprantu jūsų klausimą, nes tuo pačiu trumpiniu dažnai yra vadinami įvairūs dalykai, pailiustruosiu šiek tiek. Kai ministerijoje bandome įkurti socialinę teisingumo tarnybą, tai savaime aišku, savaime suprantama, bet kai pamatėme patys savo trumpinį, mes tada tai nusprendėme, kad reikia iškoti kitų pavadinimų. Tai jeigu jūs kalbate apie tėvų atstumimo sindromą, vieną iš tėvų atstumimo sindromą, tai tada apie tą patį trumpinį kalbame. Taip, būtent apie tą patį tyriausias. Ačiū. Dabar ponui Vimui baigiamąjį repliką. Apie gender loops užklauskit jo, jūs rytis. As I said in my speech, I said that I hope that this conference would be the first of many new initiatives. And I have a question about I'm allowed or how I can help in your future about can we make an international conference, can we find some people advising you how to deal with children's rights. My answer is that you can always email me. I'm not sure I'm the right person when you go further on because I'm not the most clever man in Denmark. I do not have to say, but I have to admit that some people are more competent about children's rights in Denmark than I am. And we have an association for children's rights in Denmark. You can ask them or you can ask me to make the connection to them. And I know that we in IG, in Luxembourg, we talk about these things and I can make connections. So you can always ask me to make connections. And with that, I would like to say this has been quite an adventure to be here, so thank you very much. Ačiū. Thank you very much for... Ačiū tikrai kalbėtojams, ačiū pasisakiusiems, kėlusiems klausimus. Šis vakaras Adolfo Klimo laisvojo žodžio forumo ir kalbų vakaras, kėlimo klausimų vakaras. Manau, mes jo metu tikrai turėjome didelę garbę būti su žmogumi, kuriam tikrai rūpi vaikai Danijoje ir jis ilgus metus yra paskyręs Lietuvai, Lietuvos vaikams, žmonėms, dažnai atvažiuoja ir tikrai
įspūdingai socialinių pedagogų federacijai pirmininkavo, dabar turime įpėdinę, kuri turbūt tikrai irgi neaplenks Lietuvos ir savo metodinę pagalbą ir kitomis priemonėmis džiaugsis. Taip pat dėkoju ministrui Jankauskui už drąsą ir buvimą kartu šį vakarą, kalbėjimo apie vaikų teisės, vaikų teisų apsaugos institucijas, ką reikia keisti, ką reikia daryti ir kokius konkrečius veiksmus jau ši vyriausybė taip pat daro. Taip, kad ir šiandien išgirdome labai džiugę ir viltingą žinią apie Lanzerotės konvencijos, kuri iš tikro bus įgyvendinta per daugelį institucijų. Jos įgyvendinimas ir vaikui draugiška teisinė apklausa, kurios taip pat yra projektai ruošiami, bendradarbiaujant taip pat ir jūsų kuruojamai ministerijai. Tai ačiū svečiams, kalbėtojams, ačiū tiems, kurie atėjo, ačiū Jums, kad turime bendrą tikslą laisvai, drąsiai kalbėtis ir turime bendrą tikslą vaikų gerovę. Ačiū.